Labą rytą. Tai važiuojame į Pašiūrę. Tėtis su traktorium iš karto šieno, šiaudų, aš lėkiu su miltais. Druskos atvežė vakar, tai šiek tiek papildysim Pašiūrės atsargas. Tai ką, išvažiavo visos 3 kepurėlės per šią savaitę. Tai viena į Vilnių, viena į Kelmę ir į Jurbarką. Tai pasibarstė šiek tiek per Lietuvą. Nereikėjo nei laukti nieko, tai viską greit išsiunčiau ir šią savaitę tikrai turėtų gauti. Na, jau kai video bus įkeltas, tai jau praeitą bus gavę. Tai va, važiuojam darbuotis, toksai bjaurokas oras, šlapia, aišku, ant kelio tai ledas. Toksai susidaręs iš ryto, 0 laipsnių, bet vis tiek. Va, čiuožia mašina. Įdomu, kaip Pašiūrėj reikalai. Tėtis sakė, kad šlapia. Kadangi išsivalė mėšlas, tai dabar žemė labai arti, tai labai daug drėgmės turėtų kauptis. Dar tėtis nuvežė iki ten priekabą dobilų sausų. Kažkodėl pieninės karvės tvarte neėda. Sauso pašaro visą po kojom suvaro ir nieko negalim padaryti. Tai išvesim, sušersim, veršiam, ką dobilai gerai bus. Čia Pašiūrė ėda viską, ką pastatysi, tą suės. Vat vis tiek yra didelis skirtumas, kai gyvulys yra palaidas. Pririštas jisai tuos metus, kaip čia pasakius, vargsta. Tai ką, lekiam darbuotis. Tai va, Pašiūrėj kaip ir viską susitvarkėm. Dabar telyčiam druskos, veršiokam, jau pastačiau. Pavargau. Yra reikalų čia, tai Pašiūrėj gerai dar tėtis buvo, tai tada viskas daug greičiau. Vienam tai čia. Jo. Ką, kitais metais, kai pasistatys kita Pašiūrė, tai jau vienam važiuoti net nėra ko. Nes, prabūsiu visą dieną. O šitie daikčiukai po 3 eurus pasiteisina. Visai aš jais patenkintas. Veršiai, aišku, aplaužė, nebūtų veršiai, bet pastelyčias jie tarnauja kuo puikiausiai. Jokio blogo žodžio negaliu pasakyti. Sulaižo visą druską iki galo. Ir labai patogu, ir labai gerai. Ir druska švari, ir gyvuliukai patenkinti. O čia dobilų atolas. Žinokit, kvepia iš šono praeinant. Mes į tokį, šiek tiek perlaikėm. Lauke parą pagulėjo. Čia buvo gal rugpjūčio pabaiga, bet buvo karšta. Virš 25 laipsnių tikrai šilumos. Ir per parą nesitikėjau, bet atolas pavirto šienu.
Tai dobilai, kur buvo storiau, tai dar šiek tiek drėgni, o liucerna ir daugiamečių pievų atolas, tai visiškas šienas buvo. Nu, niekada nedarydavom atolo, dabar va padarėm, tai žinosim, kad galima šiek tiek greičiau sukt. O šiaip dar biškį būtume palaikę ir būtume šieno rulonais padarę, bet silosas dar vis tiek kažkiek daugiau maisto medžiagų išlaiko. O, šitie buvo sugalvoję lauke pasibadyti neblogai. Ir tie rėkia čia per laukus visus baisiausiai. Kažko nepasidalina. Kol šiaudus kratėm. O mažėjam, o čia gabaliuką druskos įdėjau. O ten. O kur ta druska dabar? Nukrito turbūt. Ai, nu jo, labai jie nori. Na, ateik. Šiandien jau kai miltus dėjau, buvau labai arti. Aha, kaip jis druskos nori. Jisai, kai su mama buvo su telyčiom, gaudavo druskos šiek tiek, tai jisai žino. O jiem dar neduodam, bijau, kad labai prasividuriuos. O truputėlį įmečiu, kad būtų ką veikti. Taip, šitam va jau greitai metai vasarį. O tą metai, šitą metai, šitam negreitai metai dar. Tai va, iš viso berods Zabilų atolo, dabar nepam, 30 rulonų turėtų būti, va. Viskai pašalo, su priekaba atsivešim ir sušelsim. Nu va, šiandien pašiūriai darbai baigti. Važiuojam namo ir ko gero pabandysim šiek tiek pieno ūkio pafilmuoti. Bent jau mėšlo valymą, šėrimą, tai turėtų pavykti nufilmuoti, o melžimą jau aš tame nedalyvauju. Dar reikia grūdų pritraiškyti ir bus baigti. Tai va, bandysim pafilmuoti. Ką čia? Reikia įsivaryti mėšlą, iš po karvių nesuėstą pašarą visą ir pasišerti. Užsidėjau ant galvos laikiklį, tai bandysiu pritvirtinti GoPro ir tada darbuojamės.
Tai va tokie darbai pieno ūkį. Tai šitas darbas darosi 3 kartus per dieną, tik ryte šeriam 2 kartus, per pietus 1 kartą, vakare 2 kartus. Ir va taip va, eini ir visą dieną praktiškai prabūni tvarte, dar dasideda pašiūrė. Tai visokie va tokie darbeliai žiemos metu. Dabar reikia prisitraiškyti grūdų, nusinešti tvartą, traiškom dabar avižas ir čia dabar atvežė ko gero kvietį. Dar kvietragių turim ir mėžių turim, bet mėžius traiškau tik tai veršiam, nes jie tokie prastesni biški. Tai va. Ką, susitraiškom grūdus, tada sunešam, dar naisiu pieninę, parodysiu, kas ten gero ir va taip va darbuojamės. O pieniniai, tai va tokia va melžimo sistema, pieno linija, iš tvarto per vamzdžius ateina pienas, subėga į čia tam tikras kiekis, tada pakelia plūdę ir per ten, per filtrą, per šlangą, viskas į pieno šaldytuvą. Tai pieno nepasakyčiau, kad labai daug. Rytoj pienovežis. Nu, bet dabar toksai momentas, kai karvės užtrukinėja, lauksim neužilgo veršiukų, tai turėtų greitai pradėti kilt, bet dar vasaris liūdnas bus. Tai va, kompiuteris, automatai, viską ir vyksta melžimas. Tai įranga šita buvo įsigyta jau labai senai su Europos parama. Be paramos tai čia be šansų viskas susipirkti. Bet jo, o pieninė patys. Pasidarėm, jinai yra ant rato ir kiekvienais metais persivežinėjom į laukus ten, kur tada karvės būna. Na ką, einam antrą kartą šert. Tai dar prietimai. Važiuojam iki pašiūrės. Pasižiūrėsim, kas ten daro. Šiaip plius 3 laipsniai, tai jau ko gero iki pašiūrės nedavažiuosim. Teks tampyti miltus. O dar grįžtant prie pieno ūkio, tai šiandien ryte pienovežis buvo. Pienovežis važiuoja gal 4 ryto, žiauriai anksti. Ir vairuotojai labai savarankiški, nereikia nieko nei prižiūrėti, nieko, atvažiuoji, būna išjungtas ir pieno šaldytuvas, ir pienas paimtas, ir viskas padaryta. Tai iš tikrųjų labai gerai. Jie tada gali važiuoti kada nori ir mūsų laiko tai neįtakoja. Nu va, pasidavė miltų ir šitiem, tai paglošiau dičkį pagaliau. Netyčia, pats nesuprato, kas įvyko, bet pavyko paglostyti. Dabar šitie irgi ėda miltus, ne? Viskas gerai. Rulonai mažėja. Šiaudų būtent jau tikrai matosi, kad pamažėja yra. Kokia košė aplink pašiūrę, tai neturiu žodžių. Žiauru, tiesiog žiauru. O šitie čia kasa kažkokius kraterius pašiūrė. Nu, verši darbai kaip visada. Aha. Paselyčias tokių bairių nebūna. Nu, šaika pagaliau. Po nežinau kiek laiko jau jisai ateina pauostyt. Domisi, nugi baig, palik, su jasi GoPro. Su jumis tai neįmanoma. Taip, jau tokie draugai. Ir tau labiausiai reikia dėmesio šitoj pašiūrį. Taip, tau labiausiai reikia dėmesio. Negali. Va, kiek ateina padraugauti. Tik.
eina savo kaip gerai. Bet kiek laiko reikia, kad gyvulio kažkokį pasitikėjimą. Gerai, atiduokit ranką. Ačiū. Kiek laiko reikia, kad kažkokį pasitikėjimą gaut, kad jį bent prisileist. Tie, kur buvo pienukų girdomi, pašiūriai, tai jie visi, draugai, viskas gerai yra, bet tas po truputį. Ir tikiu, kad iki vasaros aš jau jį galėsiu ateiti, va kaip Mūra, ir paglosiu. Taip, Mūrai, draugas. Tai ką, pažaidėm su gyvuliukais, apsidirbom. Ir šitam video bus tiek, tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, komentuojat, prenumeruojat kanalą ir pasimatysim kitam video. Iki!